Saldžiadešris Jonas ir sultingadešris Rolandas Atmackevičins ir nunainins jūs nuo 19 iki 23 per ZIP FM. 1588 Maja klauso, labas vakaras. Labas vakaras. Maja. Taip, klausome. Maja, man ištiko tokia bėda ir apie Šiaulių Akropolį aš dabar noriu pašnekėti. Taip, klauskite. Kaip man prisiskambinti, tarkim, į tą ten centriuką, man kaip ir reikia surasti vieną žmogų, bet skambinau į visas informacijos linijas, neduoda telefoną man. Ir man reikia labai, tiesiog, aš nežinau, kad per mikrofą, ką nors pasakytų, man reikia surasti žmogų ir aš niekaip negaliu susisiekti. Telefonai visi išjungti ir čia labai skubus atvejs. Aš galiu vidinę liniją sujungti su Šiaulių Akropolių informacijos centru. Va čia tai Maja, tai būtum tikrai super mergaitė. Jungiame, kalbės 1588 tarifą. O čia tai krūtai. Čia tai kalėdos. Kalėdos. O koks tarifas? Seniai, manau, atlyginimų negausi. Labą. Sveiki. Pagaliau, čia Akropolis? Taip, Šiaulių Akropolis. O, kaip gerai. Ar dabar, kam aš čia paskambinau? Informacijai. Panelė, dabar tokia bėda ištiko. Taip. Yra vienas žmogus Šiaulių tam visam pastate, aš nežinau, kuris tiksliai yra, kuris pasiklydęs, bet telefonas išjungtas ir man skubiai reikia, kad jisai, nežinau, atsirastų. Gerai, tada pasakykite vardą. Tomas. Bartkaitis. Tomas Bartkaitis. Ar galit per mikrofą pasakyti? Gerai, stengsimės pranešti ir pasakysim, kad lauksiu, kad ateitų prie informacijos. Dabar pasakykit, aš noriu įsitikinti. Dabar aš negaliu sakyti, nes reikia čia tą visą praneša didžėjai radio. Aš neturiu nei mikrofono, tiesiog paskambinsim radio didžėjams. O, panelė, o galima su radio didžėjais? Sujunkit su radio didžėjais, aš tikrai nieko jam. Man tiesiog reikia pakalbėti, aš nuo savęs papasakosiu, kaip iš tikrųjų, ir kad jisai pertiktų tikrą informaciją. Būkit žmogus, Tuoj pat minutėlę. Dukai pakalbėti. Klausau, radijo administracija. Labas vakaras. Sakykit, prašau, Tomas Bartkaitis pasimetė Akropolį Šiaulių jūsų. Gal galit pašaukti, kad prie jūsų prieitų? O tai kur jūs pat esate? Aš dabar esu namuose prie kompiuterio, bet tai esmė tokia, kad aš negaliu niekaip jam prisiskambinti, jo telefonas išjungtas. Man rašo žmona žinutę, kad stovi laukia prie Maksimos kasų ir jisai neateina. Oi, čia kokia situacija įdomi. O tai kur žmona ta jūsų? Prie Maksimos kasų. Tai jūs jai pasukit, kad jinai ateitų iki informacijos ir tada mes visi išspręsim tą problemą, nes šia telefonu vėl nežino, kas čia ką sugaudys. Tai pasakykit, Tomas Bartkaitis, kad atvarytų prie Maksimos kasų. Kur čia dabar aš skambinsiu žmonai, dar pas jūs, kurį ten ras, vėpla yra visiškai. Tai pasakyk, Suprantate tokių dalykų, kaip kad kažką nusiųs prie kasų, kai skambina žmogus, kuris yra namuose, čia tokių variantų čia apskritai niekas nedaro. Tegu ateina žmogus, kuris ieško kito žmogaus ir tada čia mes kažką bandysim spręsti, suprantat? Nes čia vėl nežino, ar tas Tomas Bartkaitis iš viso yra tam Akropolis. Tai pabandyti galima, O jūs toks piktas kažkoks? Ne, aš nepiktas, suprantat, eterio laikas ir jisai, visokiem čia pranešimam, kurie gali būti ir, vėl nežino, reikalingi yra nešvaistoma. O mes tai eterį visokius dalykus. Kad jeigu jums, tasai Tomas Bartkaitis, iš tikrųjų reikalingas, tai pasukit žmonai, kad ateitų iki informacijos. O dainą uždėsit? Visą gerą. Čia žiauriai geras buvo. Seni, čia geras buvo. Oi, net susmukau kėdę. O dainą užmesit? Jam brangus, matai, eterio. O mum tai nebrangus, 5 minutės vėluojam jau reklamą išleisti ir mum galvą nusuks. Čortai, radistai.